Šiandien mūsų laidos tema šilumos kainos. Tikriausiai nėra nei vieno tarybos posėdžio, nėra politikų, kurie nediskutuotų. Tai atpigo ta centralizuoto šildymo kaina Raseinių rajone ar neatpigo? Labą vakarą. Atsakymas būtų labai trumpas. Išties pastaraisiais metais Raseiniuose šilumos kaina sistemingai mažėjo. Tad aš tikrai drąsiai galiu įvardinti, kad mūsų vartotojų kaštai šildymui mažėja, tačiau reikia visada įvertinti, kaip ta šiluma yra taupoma. Todėl mes net ir savo internetinėme puslapyje bei kituose skelbimuose ar susitikimuose su gyventojais visada įvardinam ir duodame pavyzdžius, kaip Raseinių mieste, Ariogaloje ir Viduklėje atskiri pastatai vartoja šilumą ir kaip išnaudoja tą mažėjančią kainą. Na, visų pirma, mes eidami kaip vieną iš prioritetų matėm, kad tai reikia, kaip sakant, mažinti šilumos kainas. Ir kaip mums pavyko, nepavyko, tai aišku, geriau matyti visiems, kurie naudoja vartotojams, bet aš manyčiau, kad mums tikrai pavyko. Iš vienos pusės kaina pagal viską dabar atrodo, kad apie 20% mes sumažėjo, bet situacija ta, kad mes tą kainą tiek nesumažinom, bet pagal tą laiką vidurkis kainos išaugo, kitur, kaip sakant, daugiau išaugo, apie 15, apie 20%, apie 17%, 3% manau, kad mes sumažinom tą kainą. Tai va, šiandien, pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje vidurkis yra apie 28-29 centus, tai raseiniečiai moka apie 21 centą. Tai aš manau, kad kaip mūsų šitais įpareigojimas, ką mes kalbėjom, šiandien, kaip sakant, yra vykdytas. Kiekvienais metais atskiri mėnesiai turi skirtingus temperatūrinius režimus. Todėl, kad tiksliai pasakyti, sumažėjo ir kiek sumažėjo, būtent reiktų lyginti palyginamus dalykus ir tai tikrai galima padaryti, nes mes skelbėme ne tik tai kainą, bet ir suvartotą kiekį pastate, o taipogi karts nuo karto mes skelbėme būtent ir oro temperatūrinius režimus. Ir šitos visus rodiklius įvertinus tikrai galime rasti, kad šilumos kaina Raseiniuose tikrai sumažėjo lyginant su ankstesniais laikotarpiais. O jeigu... Visų pirma, turbūt, ką aš pradžioje minėjau, tai yra investicijos. Šiandien yra pati, turbūt, opiausias, yra didžiausia problema Raseiniuose faktiškai ta kaina, kurie galėtų mažėti ir kodėl nemažėja, tai visų pirma, kad mes dar nemažai naudojam mazuto. O mazutą šiandien naudojam beveik apie 800 kubų tonų. Tai čia sudaro tikrai pakankamai kiekis ir įsivaizduokim, jeigu vieną mazutą, ta prasme, jeigu mes kūrenam, daleiskim, biokūrų, tai mums kainuoja 1 kilovatą, tai kainuoja apie 5 centus, tai jeigu mazutų išeina 17 centų. Vien tik tais kūro dedamoji. Tai faktiškai 3 su biškį karto. Tai yra labai ženklus skaičiai ir va po dabartinių investicijų, kurios, kaip sakant, pareis ir kurios turi būti spręstos, tai visų pirma turėtų būti Raseiniuose pastatytas naujas katilas ir jau, kaip sakant, kaip yra pinigai skirti. Tai va čia, kaip sakant, jau bus atsakyta mazutų, tas pats ir dabar va šiais metais jau Ariogalui šį sezoną pasileis naujas katilas, kuris jau yra irgi nupirktas ir aš manau, kad jau šį sezoną nereikės mazuto, šiais metais mažės. Tas pats, kartais galbūt ir mūsų iniciatyva tikrai, kaip sakant, jau nuo praeitų metų buvo rūpintas apie Kalno vidurinę Kalno mokyklą, pagrindinę mokyklą. Ta prasme, kad irgi ten buvo ir padaryta programai ir visos savivaldybės, aišku, dėka parašytas investicinis projektas ir būtent ten yra apskirti pinigai, bet tie pinigai ir tas visas konkursas labai ilgai užsitęsė ir aš manau, kad tas klausimas beveik apie metus laiko sprendžias. Nes kartais manau, kad galima būti ne savo pinigais, paimti, investuoti, nupirkti, jau mes būtum turėję naudą, nes faktiškai tokia investicija dabartinė, pavyzdžiui, kas reiškia Kalno,
Tai aš manau, jeigu aš nesudysiu, direktorius gal pataisys, manau, kad pakeitus, daleiskim, arba į biokūrą, tai kažkas atsipirkimo šito katilos būtų apie 3 metus yra. 3 metus, kurie, kaip sakant, atsiperka. Tas pats liečia ir viduklės, kur yra irgi kūrenama dizelinių kūrų. Tai vat būtent šitie, kaip sakant, priimti sprendimai, kurie jau dabar yra priimti ir tie katilai viduklė irgi bus nupirktas naujas katilas, tai mums, kaip sakant, duos galimybę taip sutaupyti kiekvienais metais ganėtinai ženklę sumą, kaip sakant, pinigų. Tai va čia yra tie pagrindiniai dalykai, kurie mes, kaip sakant, dabar turim taupyti. Na, be abejo, kai jau šitie klausimai įsispręs, tai padarais prie mažesnių mokyklų. Na ir šiemet turbūt yra spręstas nemakščiais buvo, vienas buvo darželis buvo šildymas, dabar jau yra padaryta nauja trasa ir būtent ten bus iš kartu šildys to pačiu, kaip sakant, ir mokykla vidurinė ir darželį pasijungta, irgi duos, kiek direktorius minėjo, apie 20 000 sutaupyti. Tai aš manau, šitie pagrindiniai dalykai bus. Na, o toliau jau, kaip sakant, paskutinis klausimas, kada jau bus šitie klausimai spręsti, aš manau, kad galbūt pavyks kažkiek tai valdymą pas save, kažkiek tai, kaip sakant, bus naujesnės technologijos, naujesni katilai ir gal kažkiek tai viduje galima bus dar sutaupyti vidinių resursų. Bet aš manau, kad tai mes einam dabar normalia kryptim, normalia situacija, kaip sakant, gerėja ir tie visi žingsniai, kurie jau, kaip sakant, buvo prieš metus žengti, aš manau, kad už dar metų kitų duos manyti, kad mes, kaip sakant, tikrai bent jau turėtų būti pagal visą, kad ne šiluma nedidėtų, o jinai mažėtų ir mes tai turim tikrai nemažą potencialą. Mes manome, kad atlikus visus tos investicinius žingsnius, kurie paruošiamieji buvo padaryti ir įgyvendinus visus šios darbus, mes jau tai yra 13-14 metų šildymo sezoną pradėsime su beveik 100% biokuro naudojimu. Praeitą šildymo sezoną mes dar deginome mazutą ir skysto kurą apie 25%, o šiais metais pastatė Ariogaloje 1 megavato katilą ir 270 kW viduklės Stanevičiaus gimnazijoje. Šiek tiek jo sumažinsime to vartojimo, bet tai dar bus negalutinis. Tad mūsų toks strateginis tikslas, kad tapti kaip ir tos įmonės, kurios turi pačią mažiausią kainą, Molėtai, Ignalina, Utena, Tauragė, ir jos praktiškai naudoja jau 100% būtent biokurą, įsivedę tokį lygmenį dėl naudojimo, mes tikrai būsime toje grupėje ir iš ties, kaip gerbiamas Kensavičius kad minėjo, turėsime mažiausią kainą ir ji bus tada patraukli tiek gyventojams, tiek viešajam sektoriui, mokykloms, ligoninėms, tiek ir verslui, nes mes jau šiandien turime tokią situaciją, aš manau konkurencingą situaciją, nes jau pas mus reiškia pageidavimus jungtis prie centralizuotų šilumos tinklų nauji vartotojai. Kaip minėjo gerbiamas Kenstavičius, iš tikrųjų situacija radikaliai leido mums pakeisti šią vasarą, pasiekiant 100% automatizuotų šilumos punktų, būtent lygį Raseiniuose. Raseiniuose mes turime visus automatizuotus šilumos punktus, tik tai aš pasinaudodama šią progą norėčiau prašyti ir gyventojų, kad ir jie bendradarbiautų su įmonės specialistais, aptarnaujančių personalų ir mums padėtų išgauti kuo didžiausią efektą būtent iš šios naujos įrangos. Iš vienos pusės suprantu šilumos ūkio direktorių, kuris, kaip sakant, galbūt ir yra tam tik tikslai noras, kuo daugiau uždirbti, kad įmonė gautų daugiau pelno, bet iš kitos pusės reikia, aišku, stengtis, kad ir gyventojam ir paprasčiausiai ieškoti tokio konsensuso, kad ieškoti, kad, ta prasme, sureguliuoti teisingai, nes būtent ir ta mūsų investicija, kur buvo 200 šilumos mazgus buvo duota ir vien dėl to, ką dabar direktorius aiškina, tai būtent tai, kad taupant gyventojų kišenės.
tie pinigai buvo skirta, o ne tai, kad, kaip sakant, pelnytus pati įmonė, nes čia galbūt yra kitas uždavinys, būtent taip daryti, kad tarnautų Raseinių gyventojams ir kad jie tikrai mažiau mokėtų, o tas visos problemos vienas ar kito namo, kur mažiau šyla ar daugiau šyla, jas reikia reguliuoti, reikia tokį ieškoti bendrą sprendimą ir aš manau, kad šilumos tinklai tą dalyką taip ir daro. Būtų apsisprendus savo laiku mūsų rajono politikai ir atidavę šilumos ūkį į privačias rankas. Tai pažiūrėkit, kiek jums dabar galvos neskaudėtų. Ar buvo tokių pamastymų ir kaip jūs galvojate? Ar, na, iš tiesų, ir pastovios investicijos, ir galvos skausmas, ir atskaitingumas prieš rajono gyventojus? Tai turbūt vieną faktą, ką jūs pasakėte, turbūt kiek senesnioji valdžia, turbūt gerai buvo padaryta, kad nebuvo atiduota. Nes šiandien mes turim daug pavyzdžių, kur yra atiduota į privačias rankas ir kiek yra problemų, nes aš manyčiau, kad vis tiek, na, bent šilumos ūkis, tai yra ta šaka, kur iš tikrųjų, na, galbūt, jeigu gerai, kaip sakant, geras investuotojas, dar panašiai gali būti ir naudą turėti, bet čia, kaip aš dar kartą minėjau ir kalbėjau apie tą, vis tiek kiekviena įmonė siekia pelno. Ir čia šitoje vietoje reikia tokio bendro turėti sustarimo, kad būtent šitai uždavinys yra ne tas, bet čia pirmas dalykas, kad reikia patenkinti vartotojus. Vartotojams, kurie, kad jie gautų tikrai gerą servizą ir kad gautų gerą kainą. Ir na, matot, aišku, gaunam nemažai iš gyventojų kritikos, kad atrodo ta kaina nemažėja, bet jeigu mes dabar ką kalbam, kad direktorius kalba ir aiškina, kad vienu žodžiu, jeigu šiandien yra tikrai privalumas Raseiniuose gyventi ir galim pasakyti, kad Raseiniuose geriau gyventi ir kad raseiniškiai mažiau moka negu Kelmėje arba moka negu Jurbarke ir tos sumas, manau, kad sudarytų apie 300-400 per metus ar 500 litų, priklausomai nuo buto, nuo kvadratų, tai aš manau, tai vis tiek jau yra žmogų, kaip sakant, stimulas, kad čia žinom, kad tai mažiau, kad tai kažkoks yra ir indėlis ir mūsų kaip politikų, kad mes sumažinom, nors apskritai neprisiliausia tarybos posėdžiuose, jau, kaip sakant, yra diskutuojama, kad vis tiek kainos brangios, dar panašiai pozicija padeda kažkokią tą dalyką, vesti dialogą ir kalbėti tą temą ir tokią diskusiją įvesti, bet aišku, visų, kaip sakant, kalbėti mes labai daug ką galim, bet už tą visą dalyką sako skaičiai. Kada yra palyginamos lentelės ir tu kaip tu nori, vis tiek žmonės paskaito, supranta tą visą dalyką. Aišku, tai ir šiandien yra brangu, bet šiandien yra kita problema, kad žmonės dar šitą mažai uždirba, mažos pajamos turi, pensijos paprasčiausiai yra dar pakankamai mažos. Čia yra problema, kitas dalykas, bet visumoje mes kaip Raseiniuose, tai aš manau, su šiluma yra tikrai nebloga padėtis ir su šitą ta kaina Lietuvoje yra. Jeigu mes esam beveik 5-7 toje vietoje stovim, tai pakankamai, manau, kad yra nebloga, dar turim potencialą, ta prasme, kad ta kaina pas mus nedidėtų, o jinai būtų tokia, nes aš įsivaizduočiau, kad kiti rajonai galbūt, kaip sakant, didins, tai mes galbūt tada mūsų tikslas būtų vienas, kad mes bent būtumėm turėję mažiausiai, kaip sakant, mažiausiai tas miestas, kur mažiausiai mokantis. O šiandien esam 5-tuke? Lapkričio 1 dieną esam 7, bet aš kaip minėjau, praktiškai 4 įmonės pusę cento ribose tarp savęs dalinasi 4-7 vietą. Tai žinote, tas toks precizika šitai, ar ten sportinis jau kažkoks tikslumas vargiai arba. Aš manau, kad mes tikrai, kad jau tai yra svarbu, kad mes esame tarp mažiausios kainos įmonių, tai jau duoda pakankamai neblogas galimybės mūsų vartotojams.